Sveiki visi, čia MCCrafter ir šiandien kursiu antrą Trickit išlikimo seriją. Ir parodysiu, ką padariau, tai padariau šias marmuro grindis, įsidėjau krosnis, padariau tokį kaip kambariuką. Čia išsikirtau įtem, o čia aš pasirašiau, ką darysiu. Ir dabar visų pirma pernakvoju. Permiegosiu, tada pasiemu kaip ir nieko man ir nereik. Parodysiu dabar, ką aš pasidariau, ką labiausiai norėčiau jums parodyti. Čia pasidariau tokį bedboxą, jame laikome tą energiją. Tuoj parodysiu, kaip jį pasigamint. Va, bedboxas. Reikia 3 baterijų, tada Cooper kabelio ir medienos. Tada, aišku, aš čia dar pasidariau tų kabelių. Ir kad būtų lengviausia energiją gauti, galima tiesiog įdedi į kaulo. Jisai kepa ir viskas keliauja į čia. Viskas įsipildo, tada galima įdėti ant kokį, ką čia, kompresorių, ekstraktorių ir taip toliau. Dabar gaminsiuos ekstraktorių ir parodysiu, kaip viską reikės pasidaryti. Ir aš dabar visų pirma parodau, kaip bateriją reikia pasidaryti. Reikia iškepti Refine Iron, tai tuoj parodysiu dar čia biškį. Ne vieną, aišku, taip reikia daryti. Va, tiesiog paimi ir iškepi geležį. Nesunku, išsikepi, va, geležį ir tada ją dar kartą perkepi. Gerai, tada galiu parodyti, kaip šitų pasidaryti. Nebūtinai, aišku, taip reikia. Gali tiesiog nutiesti tokius kaip tokią eilę ir tada tokie gaunasi paprasti variniai laidai. Jos padedi vietai čia ir tada gumą visą sudedi čia po apačią ir gaunasi va tokie. Nereikia taip dėlioti. Gerai, ir aš dabar darysiu tuoj, sakiau, ekstraktorių darysim. Tai man reikia dar mašininio bloko. Ir parodysiu, kaip mašininį bloką reikia pasidaryti. Jį dedi šitaip, bet dedi iš iškepto iron. O iron furnace, čia geresnė tokia kaip krosnis, ją reikia daryti iš geležies lydinių, arba galima krosnį uždėti ir taip geležies lydinius. Gerai. Taip lengviausia, aš, pavyzdžiui, taip pasidarau dažniausiai. Čia yra tokie, kad iš medžių ištrauktum kaip jį. Tie, kur yra klijų, neklijų medžiai, gumos tie medžiai, iš jų, pavyzdžiui, paimi tą tokį kaip kranelį, prieini, trinkteliai ir išbėga. Gerai, štai. Ką čia mes gavom? Iron furnace, ar mes jį turėjom, nežinau. Čia yra ekstraktorius, jis viską išekstraktina. Aišku, šitą neišekstraktina, bet išekstraktina pats neįsivaizduoju dabar. Kol kas aš dar net nežinau, ką jie daro, bet žinau, kad jų reikia. Nieko tokio, galima ir šitą dar pasidaryti. Ne, negalima. Tai aš dar ką čia norėjau parodyti. Ką mes darysime ateityje. Tai mes būsime pasidarę vietoj mūsų tų visokių tų tokių krosnių bus tokie iron furnace arba electric furnace. Jie turi tą pačią funkciją, tik šitas daug greičiau viską daro. Galėčiau šį dabar pasidaryti.
tada kompresorių pasidarysim gal. Ir štai mūsų elektros tiekėjai bus saulės baterijos, reaktorius, nuclear darysimės ir ką čia. Yra įvairių tų, pavyzdžiui, yra naftos, iš naftos energija ir yra vis geresnės tos baterijos, visokios saulės. Pavyzdžiui, tokių paprastų saulės baterijų reikia 8, kad gautųsi viena geresnė baterija. Tada yra dar geresnė baterija. Reikia tų 8 baterijų šitų antrojo tipo lygio, kad gautųsi viena ir tada yra geriausia baterija, kuriai reikia šitų tipo baterijų. Gerai. Čia yra įvairių tų krosnių, yra grąžtai, negrąžtai, tokie kaip veržliarakščiai, yra tokie kuprinės, krepšeliai, yra amuletai visokie. Aš taip galvoju pasidaryti kažkurį iš jų. Ir yra visokių šautuvų ir taip toliau. Ką aš čia dabar norėjau dar parodyti. Mes turbūt, kai rasime deimantų, pasidarysim, jeigu aš jį rasiu tokį kaip dalykėlį, kuris mums labai pravers, mes galėsim įsimainyti daiktus ir, pavyzdžiui, įdedu kokį ten, kaip jisai vadina, yra toksai panašus į kaulą, aš dabar pamiršęs, kaip jis vadinas, aš jį, pavyzdžiui, įdėčiau į tą tipo keitiklį ir jisai man galėtų duoti 2 deimantus už tą vieną. Ten tiesiog mainai viską. Ir tai aš ką sakiau, tai aš turbūt sakiau, kad darysiu tam kaip electric friends, tai mums tik reikia baterijos, o baterijai mes neturime pakankamai visko, mums reikia medienos ir gumos. Tai einu, nusikirsiu medienos, tai aš kirviu turiu, jo turiu. Einu, nusikirsiu nors ir šitą medį, man jo per daugiausiai nereikia. Tada reikės valgyti susirasti, nes mirt galėsim, nežinau dar. Gerai. Dabar pasidarysiu aš tą tipo kaip kranelį, jisai vadinasi 3-tap. Nežinau, teisingai perskaičiau, ne? Na ir štai, tiesiog prieini ir spusteli 10 mygtuką. Tik negalima, jeigu paspaudi 2 kartus ant tos vietos, jau antrą kartą, neatsiras tos gumos ant tos vietos. Tik nesakykit, kad gumos nebėra. Nieko, man 3 gal ir užteks tos gumos tiek. Jeigu ką, tai čia jos pilna yra, aš čia išsitraukiu. Čia dar yra. Na gerai, turėtų užtekti, iškepsiu ją, tada įmausiu ir parodysim dar kai ką. Dar man reikia iškepti kuperio. Pasidarau. O mes ko toliau automatizuosimės, viską darysim, ten elektros visokios, ten jėgainės, saulės baterijos, automatinės tos kasyklos,
Interaktuojam pasiemu. Palaukit, aš, man atrodo, turiu tą dalyką, su kuriuo gaunasi geriau. Na, paimi, įdedi tą gumą ir elektrą nusiminėjo, matot. Jis, aišku, per daugiausiai neišima ir mums išekstraktina gumą. Man atrodo, gausime 3, o ne 1 gumą. Va, iš vienos tos gumos gauname 3, o ne kažkiek mažiau. Tai pasiemu tą. Šitą irgi pasiemu. Ir va, kaip aš jums sakiau, taip nuvedi, susirenki ir taip padedi po apačią. Ir viskas. Gerai, tai aš sakiau, man reikia mikroschemos. Dedame šitaip, tą iškeptą iron, mikroschemą turime, kaip jis toliau gaminas. 2 redstone iš šono, mikroschemą viršai. Ir jisai, štai, Electract Furance. Jisai atlieka tą pačią funkciją kaip šitas, arba tas geresnis. Jis ima elektrą ir viską padaro taip pat. Tai turbūt, nežinau, ką jums čia berodyt. Susitiksime kitoje serijoje, kai aš jau būsiu viską suplanavęs, gal pasididinęs namą, nes čia mums jau vietos mažai. Tai su jumis buvo MCCrafter. Nepamirškit subscribeit, kad matytumėt, kada aš įkeliu video. Nepamirškite like ir sudie.